Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien noriu pristatyti sunkiąją elektrinio transporto artileriją. Aišku, juokas, tačiau elektriniai choperiai, elektriniai motoroleriai, labai geros kainos, įvairūs variantai. Visi trys šitie variantai yra neregistruojami, o štai šitas yra šiek tiek galingesnis, 2 kW, šiek tiek dvigubai galingesnis. Ir jisai jau turi sertifikatą registruoti regitroje. Todėl, kad 2 kW jau yra ta galia, kuri turi būti su automobilių numeriais, su registracija, su technikinė. Taigi tai yra HR2-4 modelis, 20 Ah baterija, leis nuvažiuoti 50 km atstumą, išvysto virš 45 km/h greitį, net iki 55, lieti diskai, suteikia grožio. Na, o čia yra standartinė sėdynė vairuotojui, čia yra keleiviui, galiniai priekiniai amortizatoriai, be abejo keleivio pakojis, žinoma, visi šitie sunkesni transportai turi hidraulinius stabdžius, posūkius, žibintus tiek priekyje, tiek gale, ilgos trumpos šviesos, kaip ir minėjau, posūkių signalai priekyje, gale, stop žibintai ir be abejo atrama galiniam keleiviui bei veidrodėliai. Ekranėlis, pasižiūrėkite, yra tikrai gražus ir aiškiai matosi visa reikalinga informacija, tiek greitis, tiek voltažas, kas yra labai svarbu, ir šiame modelio netgi temperatūra, kas yra retas atvejis mūsų srityje. Taigi tai yra registruojamas ir populiarus elektrinis choperis. Pereikime prie neregistruojamų. Visi šie motoroleriai yra 1 kW variklio. Jiems nereikia registracijos, jie turi signalizacijas, kaip ir šitas modelis, visi jie turi signalizacijas. Taigi, atrakiname signalizaciją, tai priekinis žibintas šviečia, posūkio žibintai jau mirksi kitaip. Labai gera kaina, 3 greičio režimai, galite nustatyti nuo silpniausio 1 iki stipriausio 3, elektroninis signalas. Ir štai toks displejus. Spalvotesnis, mažiau informacijos, bet šis choperis yra pigesnis. Jis vadinasi Riedis Electric Tura. Tura X10 dar galite surasti šį modelį. Jo privalumai yra tokie. Bagažinė čia, bet jeigu jūs ją naudojate, čia yra raktelis išimti šiai standartiniai pirmai baterijai, bet yra kitas raktelis, kuris atrakina šią bagažinę. Šiuo metu mes čia esam susidėję įkroviklį, veidrodėlio dėžutę, bet yra paruoštas laidas. Tai jūs nusiperkate antrąją bateriją arba iš karto perkate šį choperį su 2 baterijomis, pasijungia antra baterija ir vienu metu turite net 40 Ah talpos baterijas, kas leidžia nuvažiuoti iki 120 km atstumą su šiuo elektriniu choperiu, kainuojančiu šiek tiek virš 1000 eurų. Su 2 baterijomis jau virš 1500 eurų. Taigi populiarus choperis, galite atvykti pas mus, išbandyti, prasivažiuoti lauke, pajusti malonumą, ar jis yra jums tinkamiausias elektrinis draugas. Dabar judėkime prie modernesnių aparatų, tai yra Z60. 60 voltų, 20 Ah baterija, standartiškai kaip ir visose choperiuose ir motoroleriuose. Leis nuvažiuoti iki 60 km atstumą. Įjungus matome gražų apšvietimą, ilgos trumpos šviesos, standartinė motorolerio išvaizda, standartinio kaip ir benzininio motorolerio posūkio signalai, o kaina yra apie 1000 eurų. Priklauso nuo komplektacijų, panašių turim variacijų, viską galite pamatyti Riedis LT tinklapyje. Taigi, taip pat yra dėtuvė šalmui arba jūsų daiktam, o taip pat ir atsidaro galinė bagažinė, kurioje po apačia yra baterija, o čia galima susidėti taip pat keletą daiktų ar išjungti įtampą, jeigu nenaudojate ilgai motorolerio. Važiuoja tikrai puikiai, galingai, įvažiuoja į bet kokį kalną, pats išbandžiau. Taip pat yra USB pakrovimo vieta, tai jūsų telefonui pasikrauti, be abejo veidrodėliai, galiniai stop žibintai ir visa kita, ko reikia motoroleriui. Jis yra didesnis toks motoroleris. O čia turime dizaino šedevrą, elektrinį motorolerį Gogo. Na, su juo jis toks mažiukas, lengvas, kompaktiškas, tikras miesto motoroleris, važinėti po senamiestį ar tarp gatvelių nedidelių. Gražus dizainas, nedidelis jo dydis. Atidarome pasižiūrėti bagažinę. Čia irgi yra šiek tiek vietos ir pasižiūrėkime, čia yra jau išimama baterija.
ją galima išimti šią bateriją ir, tarkim, įsigyti antrąją ir pasikeisti bateriją iš vienos į kitą. Galite pasižiūrėti tiek šito displejus, kaip jie atrodo. Čia yra Z60 motoroleris, o čia yra Gogo motoroleris. Irgi 3 greičio režimai, signalai. Na, iš esmės komplektacija visų yra panaši. Galbūt pats dydis, dizainas yra tas dalykas, dėl ko reikėtų rinktis, nes jie visi važiuoja ir pakankamai galingai ir toli nuvažiuoja. Be abejo, jau registruojamas motoroleris leis važinėti šiek tiek greičiau ir galingiau. Puikiai važiuoja, turi ir atbulinį, R raidė, laikant R, spaudžiam atgal ir važiuojam atgal. Lygiai taip pat yra ir šiame motoroleryje Z60, atbulinis bėgis. Štai apšvietimas, trumposios šviesos, ilgosios šviesos ir posūkiai štai taip. Ir be abejo gale stopas irgi gražiai atrodo. Galbūt pasižiūrėkite iš čia. Štai visas stop žibintas kaip šviečia. Na, dizainas, jeigu jums patinka toks stilius, tai tikrai yra superinis. Štai ir galiniam žmogui yra kojai, kur padėti vietos. Daugiau informacijos rasite www.riedis.lt tinklapyje, mūsų YouTube apžvalgose arba tiesiog atvykę į mūsų saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Tai tik dalis elektrinių motorolerių, ką jums šiandien pademonstravau, o daugiau galite rasti internete arba atvykę pas mus. Tad lauksime jūsų. Važiuokime saugiai, ekologiškai ir taupiai su Riedis Electric transportu. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.